Savanorystė man asmeniškai asocijuojasi su šiukšlių rinkimu. Ir kai būna pavasarį, ta kasmetinė, man atrodo, šventė, tai ne šventė, organizacija tokia. Ir aš pats dalyvavau, pats rinkau šiukšlės Užupy ir prie Sereikiškių parko. Maltos ordinas, Raudonasis kryžius, jaunimo įvairios telefono linijos. Sąmoningi žmonės kiekvieną dieną savo gyvenimą galim savo noru kažką padaryti dėl visuomenės. Ar tai būtų kiti žmonės, ar tai būtų visa tauta globaliai, ar tai būtų galbūt tiesiog estetinis požiūris kitoks į gamtą ir tiesiog meilė gamtai ir tiesiog būdami savanoriais mes savo noru, net nepriklausydami jokiai organizacijai, galim padėti pasauliui. Nauda? Kai savo norų eini, reiškia, esi vedamas turbūt gerų norų, nes viskas, kas nemokama, tas yra geriausia. O šaliai nauda yra meilė. Nauda tokia, kad darydami gerus darbus mes keičiame pasaulį. Tai yra vienintelis namus, vienintelė vieta, kurioje gyvenam. Keičiame pasaulį gerą pusę. Šaliai tai tiesiog šalies piliečių mentalitetas tiesiog yra aukštesnis, matos, kad jam nebūtina gauti pinigus už tai ar kažkokį atlygį. Pats tai sutikau iš visiškai skirtingus sluoksnius savanorių. Ir pastebėjau, kad skirtingose srityse. Tarkim, senukam padeda ten vieni žmonės, su neįgaliais vaikais kiti dirba, ten kažkokius gyvūnus prižiūri, treti. Tai gaunasi, kad visi socialiniai sluoksniai įtraukiami čia ne nuo to turbūt priklauso. Nuo žmogaus sąmoningumo daugiau negu nuo pajamų. Menininkai gal arba ne tokie, kurie per daug pinigų turi, gal taip kaip nors sudėliojus. Jeigu žmogus nuoširdžiai nori, jisai tikrai atras tam laiko ir pasieks, ką nori. Pastovus darbas tai reiškia specializacija vienai srity, o savanorystė visada bus atsvara, kadangi turim 2 smegenų pusrutulius, tai abu reikėtų ir lavinti, kuo daugiau skirtingų būdų. Tai jeigu žmogus turi pastovų darbą, aš kiekvienam siūlyčiau būti savanoriu, nes jis ir susiras daugiau draugų ir tiesiog dažniau keis veiklos kryptį. Manau, kad taip. Ir kodėl taip manai? Todėl, kad jie vis dėlto turi šiek tiek laiko. Ir iš tikrųjų tai bedarbiai dabar mano kelios draugės be darbo sėdi ir joms labai liūdna, depresija. Tai nepasiūlot. Na, jos galbūt mano tokiai veiklai, vaikų telefono linijai, tai nelabai tiktų dėl to, kad pačios turi problemų. Bet šiaip tokia galbūt tenai ta Maltos ordino, sakykime, savanorių veikla, tai galbūt joms visai ir tiktų, čia gera mintis. Tai visų pirma turėtų būti gal daugiau reklaminių, tokių kaip ir, nežinau, ar stotelėse, ar šiaip kokių nors plakatų pakabinta. Ir žinoma jau ir vyksta, nes pats esu dalyvavęs, bet susirinkimai, aptarimai.